Kodėl po atostogų noriu dar vienų atostogų? Kam yra tai buvę, kad pačią pirmą dieną po atostogų atėjus į darbą į kolegų klausimą, kaip pailsėjai, negali atsakyti. Kažkaip pasimetė, nes jei atvirai, tai dabar labiausiai norėtum dar kokios savaitės atostogų. Ir svarstai, kas čia buvo, kad nesijauti pailsėjęs per atostogas? Gal per trumpai? Gal ne ten, kur norėjai? Gal ne su tai žmonėmis? O gal tiesiog su manim kažkas ne taip, kad nemoku džiaugtis atostogomis ir nemoku pailsėti? Ir net sunku patikėti, kiek daug žmonių po atostogų šią temą atsineša į terapiją. O šiuolaikiniai organizacinės psichologijos ir neuromokslo tyrimai labai gražiai patvirtina tai, apie ką psichoterapijoje kalbame jau seniai, kad ne atostogų trukmė labiausiai lemia, ar sugrįši į darbą pailsėjęs, o tai, kas vyksta prieš jas, kas vyksta jų metu ir po jų. Tad apie tai, kad atostogos maitintų ne tik Facebook ar Instagramą kažkokiom įspūdingom nuotraukom, bet ir patį tave, kviečiu pokalbiui prie puodelio kavos. Ir pradėti noriu nuo klausimo tau. Kaip galvoji, kada iš tikrųjų prasideda atostogos? Dabar prisimink paskutinę savaitę prieš atostogas. Kas vyko? Ar tikrai jau lėtėjai, persijunginėjai į atostogų režimą? O gal priešingai, bandai suspėti viską, ko nespėjai per paskutinį mėnesį? Dar vienas susitikimas, dar keli laiškai, dar paskutinis projektas, dar reikia perduoti darbus kolegai, kad tik galėtum išeiti ramia galva. Tik pasakyk man, kaip ta galva gali būti rami, jeigu kelias dienas iki atostogų ji gyvena tarsi joje nuolat skambėtų priešgaisrinė sirena? Štai čia ir slypi viena didžiausių klaidų. Mes galvojame, kad poilsis prasideda tą akimirką, kai uždarome kompiuterį ir atsisveikiname su kolegom. Bet ne. Mūsų nervų sistema tokio susitarimo nėra pasiruošusi. Ji nežiūri kalendorių. Ji žiūri į tai, kiek laiko gyvenai įtampoje ir ar pagaliau jau gali patikėti, kad tos įtampos nebėra, kad jau ramu, lėta, saugu. Šiuo metu vienas populiariausių pasaulyje nervų sistemos tyrinėtojų Porgesas aiškina, kad mes negalime staiga nei iš šio, nei iš to pereiti iš įtampos budrumo režimo į ramybės būseną. Tam reikia laiko. Panašiai kaip kad reikia laiko, stabdant automobilį lekiantį 130 ar dar daugiau. Juk niekaip staigiai nesustosi, ar ne? Todėl jei savaitę iki atostogų nesulėtėjai, o dargi priešingai, tai pirmos 3-4 dienos bus reikalingos tiesiog persijungimui, lėtėjimui, stabtelėjimui, nusiraminimui. Antras svarbus dalykas - tai tavo paties sugebėjimas pasitikrinti, ar tu tikrai išėjai iš darbo, ne tik vietą pakeitei, bet ir išėjai iš darbo. Kiek daug žmonių atostogauja su telefonu, kompiuteriu ir nemato jokios bėdos, gulint prie jūros pasitikrinti paštą, šnektelti su kolega, trumpai atsakyti kažkokią jiems tuo metu atrodo svarbią žinutę. Ir jie sako, taigi tik minutė, kas čia tokio? 1 minutė. Tai ir tik į vieną laišką atsakiau. Taigi tik vienas svarbus buvo. Tai vienas atsakymas ir nieko daugiau. Tai kas čia blogo?
Tuo tarpu tyrimai rodo, kad mūsų smegenims nėra jokio aiškaus signalo, kad tu dirbsi tik 1 minutę. Jos nesupranta, kad tai bus tik minutė. Ir vos tik grįžti prie darbo, smegenys gauna labai aišku impulsą, labai aišku signalą. Mobilizuokis, būk budrus. Ir pajūris čia nepadės, nes kūnas dabar tavo gal ir guli, bet psichika dirba. Todėl per atostogas tiesiog kuo dažniau verta būtų priminti savo, kol galvosiu apie darbą, tol nuo jo nepailsėsiu. Dar vienas dalykas, apie kurį labai dažnai šneka žmonės, tai atostogų trukmė. Kiek iš tikrųjų turėtų trukti atostogos, kad jaustumėsi pailsėjus? Mokslininkų išvada tokia. Pirmomis dienomis, kaip ką tik ir sakiau, mes dažniausiai tik staptelim, lėtėjam, o po kokios savaitės prasideda skirtumai. Kažkaip pajuntam, kad ryškiai pagerėja nuotaika, miegas, energija, spontaniškumas, kūrybiškumas, galbūt net įsijungia žaismingumas. O 2 ar 3 savaitės daugeliui tampa tuo laiku, per kurį organizmas iš tikrųjų spėja visapusiškai atsigauti. Bet išgirsk labai svarbią mintį. Tai nereiškia, kad kuo ilgesnės atostogos, tuo geriau. Jeigu 11 mėnesių gyveni taip, lyg kasdien bėgtum maratoną, tai kokio ilgio bebūtų atostogos, jos netaps gydančių stebuklų. Jos nepajėgs akimirksniu ištaisyti to gyvenimo ritmo, kuris tave sekino praktiškai visus metus. Gyvenimo, kuriame buvo tik įsipareigojimai ir neliko laiko tam, kas tau svarbu, brangu, įdomu. Pagalvok apie tai. O dabar paklausiu truputį nepatogiai. Kai planuoji atostogas, kienogi balsą dažniausiai girdi? Savo ar kitų tau svarbių žmonių balsus? Nes labai dažnai mes ilsimės taip, kaip mūsų manimų reikėtų ilsėtis. Kaip girdžiu, kad va, tokios atostogos, tai tobulos. Kai reikia pamatyti visas lankytinas vietas, išnaudoti kiekvieną minutę. Reikia nepraleisti nei vieno restorano. Reikia padaryti gražių nuotraukų. Reikia, kad vaikai, vyras, tėvai liktų patenkinti tomis tavo atostogomis. Ir galbūt dar jomis nustebintum draugus ar kolegas. Ir ką? Taip ir nepastebime, kad poilsį pavertėme dar vienu darbu, kurį iki smulkmenų turėjai sukontroliuoti. Ir kai iš klientų ar savo draugų girdžiu tą dažnai jų kartojamą reikia, turiu, taip turi būti, man labai smalsu, o ar paklausiai savęs, kokį iš tikrųjų nori tu? Ir ar turėjai galimybę rinktis? Net jeigu tą dieną vieną tu nieko norėjai neveikti, arba pabūti vienumoje, ar išskristi, kad ir trumpą kelionę visiškai vienai. Iš tikrųjų verta šitoje vietoje stabtelti ir pamastyti, ką iš tikrųjų šitos tavo atostogos maitina tave, ar jos tos svajonių atostogos kažkokios kitiem žmonėm maitina juos. Ir ką jos stiprina? Tave ar tavo kažkokį susikurtą įvaizdį?
Ir jeigu iš tikrųjų įsivaizdavai, kad būsi laiminga kurdama svajonių atostogas kitiems, planavai maršrutus, sprendei konfliktus, rūpinaisi, ar vaikams ir visiems kitiems žmonėms, kurie yra kartu smagu, ar partneris patenkintas, ar visi pavalgė, ar niekas nevėluoja, žinoma, kad po jų jautiesi pavargusi ir tau reikia dar vienų atostogų sau. Ir dar toks jautrus klausimas tau. Jei tu visą laiką buvai atsakinga už viską ir visus per tas atostogas, tai kas per jas pasirūpino tavimi? Gal kaip tik tas tavo noras būti visiems kitiems labai patogiu, planuojančiu, kontroliuojančiu, atliepiančiu visų norus, už viską prisimant atsakomybę ir atėmė energiją, jėgas, džiaugsmą. Todėl, kai po atostogų jautiesi pavargęs, labai gali būti, kad iš tikrųjų pavargai būti žmogumi, kuris jau seniai nėra leidęs savo tiesiog būti. Ir tai pereinu prie dar vieno labai svarbaus aspekto. O į kokį gyvenimą grįžti po atostogų? Ar jis tikrai yra tavo? Jeigu po 2 ar 3 savaičių atostogų jau pirmą darbo dieną jautiesi išsekęs, tai gali būti ženklu, kad esi darbe, kuris jau seniai nebeatitinka tavo vertybių, kuriame jauti beprasmybę, kuris yra tapęs tik pareiga ar finansinių išgyvenimo šaltiniu. Žinoma, tuomet grįžus iš atostogų ištinka labai didelis kontrastas. Per atostogas tik pajutai, kaip gera gyventi kitaip, o grįžimas į darbą grąžina į vietą, kurioje tu nebenori būti. O jei jautiesi išvargęs, o darbas tau kaip tik mėgstamas, tai vėlgi gali būti ženklu, kad tavo organizmas jau per ilgai gyvena pavargęs. Todėl atostogos, kokios jos bebūtų, tokiu atveju tampa tik pleistru. Šiuo atveju jisai nepagydys jūsų, todėl labai rekomenduočiau ieškoti pagalbos. Patiems vieniems, jeigu esate perdegę, susigrąžinti gyvybę gyvenimui bus sunkoka. O dabar perėsiu prie dar vienos labai svarbios atostogų dienos. Tai paskutinė jų diena. Kodėlgi ji tokia svarbi? Prisimink, kaip dažniausiai baigėsi tavo atostogos. Ilga kelionė namo, lagaminų pakavimas, skalbiniai, parduotuvė, pasiruošimas rytdienos darbui, gal net vėlai vakare, kai visa šeima sumiega, patikrintas paštas, o ryte žadintuvas. Jausmas toks, lyg bandytume iš 100 km/h iš karto įsukti posūkį. Neuromokslas sako, kad toks staigus grįžimas panaikina tik dalį, nubraukia dalį poilsio efekto, nes nervų sistema ir vėl gauna signalą, bėgam. Toje kartais didžiausia dovana savo yra ne dar viena diena prie jūros, ne dar kažkam pamatyti, nuveikti, aplankyti, bet iš tikrųjų viena rami diena namuose, kai nieko nebereikia planuoti, derinti, niekur nebereikia skubėti ir galima ramiai pereiti iš vieno gyvenimo etapo į kitą. O pabaigai grąžinu klausimą, nuo kurio pradėjome. Ką galėtum atsakyti į jį? Tai kodėl po atostogų nori dar vienų atostogų? Jei gali, pasidalink komentaruose savo įžvalgomis. Bus naudinga ir kitiems,
kam aktuali šita tema. O šiandien atsisveikinu su klausimu tau. Ar tavo kasdienybėje yra mažų atostogų visus metus? Ar tavo dienoje yra bent 10 minučių tylos, pasivaikščiojimo be telefono, kavos be skubėjimo, bent kartą per savaitę, jaukaus vakaro, kai nieko nereikia spręsti ir nereikia niekuo būti? Nes atskleisiu paslaptį. Žmonės, kurie po atostogų nebesvajoja dar vienas atostogas turėti iš karto, dažniausiai turi vieną bendrą bruožą. Jie jau susikūrė tokį gyvenimą, iš kurio nesinori pabėgti per atostogas. Jie moka sugrįžti pas save ne tik Liepą. Jie tai daro ir paprastą antradienio vakarą. Tad iki susitikimo jau pirmąjį rudens pirmadienį. Su meile, Danguolė.